Aš už tave pakalbėsiu. Sutinki? Nu kągi. O jeigu kas nors, tai tu kalbėk, tai vieną žodį. Jeigu aš garsiai kalbėsiu ir tu tada galėsi mane pataisyti, jeigu aš ne taip. Gerai? Gerai. Kai mes atėjom KGB, mes pamatėm, kad ten yra grynai rutininis prievartos aparatas. Jau įpusėjus tardymams, tai sakau, priėjau išvados, kad labai gerai, kai jūs mane čia uždaryt. Tai sako, tai kaip tą suprasti reikia. Tai aš jam į jo klausimą, sakau, kiek jūs pernai perskaityt grožinės literatūros knygų? Nu, jis pagalvojo, nu, gal vieną, gal dvi, nu, sakau, matot, sakau, mane čia jau pusę metų laikot, sakau, aš jau perskaičiau ten ar 30 knygų, ar kiek, tai nebeprisimenu, kiek pasakiau. Sakau, dar pusę metų laikysit, aš dar tiek pasakysiu, perskaitysiu. O, sako, aš jums pavydžiu, tai sako, pasikeiskim vietam, reiškia. Nori, kad papasakočiau apie tą naktį, kada tave suėmė 80 metais. Gerai? Aš papasakosiu. Kad aš 80 metais visai neprisimenu nei kur, nei kaip. Tai aš prisimenu, Algirdai. Gerai, sakyk. Aš prisimenu. Specifinis kalėjimo kvapas toksai ir prakaitas, išlapimas ir kažkokios baimės, tu tiesiog įeini į tą patalpą įeidavai ir tas vis tiek, ta kančia kažkokį kvapą palieka turbūt žmonių. Pirmi nauji metai, aš atsimenu, tai irgi, faina tas yra, kai pradėjai svajoti dabar, jeigu tave išleidžia, o dabar jau 12 atėjo, tave paleidžia, tu bėgi dabar, eini, kokiam tu gatvėm čia bėgtum Vilniaus ir kokiu maršrutu ir nesvarbu, ar nuogas, ar apsirengęs, ar basas, ar kas, ar kaip ir. Aštuoni, 5, 2. Labą dieną, ponas Vytautai. Su jumis kalba Skuodis. Prisimenat tokį? Taip, prisimenu. Man atrodo, kad jūs žinot, kad aš apie jūs buvau ir likau geros nuomonės. Nu, viešai, aš kviečiu pas mane apsilankyti, reiškia, kartu kavos išgert.